Tik noriu pasakyti, kad šitą video tau yra nebūtina žiūrėti. Tu gali tiesiog ir klausyti, nes aš sėdėsiu vienoje vietoje ir kalbėsiu. Labas, štai ir aš po 2 mėnesių sugrįžtu truputį į eterį. Ir sugalvojau, kad reikia papasakoti viską nuo pradžių, tiesiog iš savo patirties, ko tikėjausi ir kaip viskas buvo. O tikėjausi aš, kad viskas bus rožinė ir su vienaragiais. Juokauju. Iš tikrųjų tikėjausi, kad aš tiesiog ilsėsiuos, nieko daug neveiksiu, mėgausiuos vynu ir skaitysiu knygas ir absoliučiai idiliškai, taip kaip kažkur pasąmonėje buvo toks sudėtas vaizdinys. Bet iš tikrųjų viskas buvo visai ne taip. Iš tikrųjų, nuo grįžimo apėmė tiek reikalų, kad aš nesitikėjau. Aš nesitikėjau ir man buvo šokas, kad čia aš tas suaugęs ir tiek visko turiu daryti. Ok, pradedam nuo pradžių. Tai po beveik 10 metų pasiruošimas išvažiavimui. Tai pasiruošimas išvažiavimui atrodo maždaug taip, kad tu stengiasi susirinkti visus payslipus, visokius dokumentus iš darbų, sutartis ir panašiai. Viską, ką tu galėtum įrodyti, kad tu tikrai dirbai oficialiai ir kad mokėjai mokesčius ir taip toliau, nes kiekvienas šitas dalykas yra labai labai svarbus. Tai va, susirašiau dokumentus, susipildžiau U1 formą dar būdama Airijoje ir išvažiavau. Aš vis dar tiksliai neišsiaiškinu, kam skirta ta U1 forma, bet aš žinojau tai, kad man ją reikia susipildyti ir atsistoti į darbo biržą, nes man reikia, kad už mane mokėtų PSD, nes aš vasaroju ir toks etapas dabar. Tai va, kas jau žino, kas ne, esam užstrigę visokiose statybose, remontuose, tai natūralu, ta vasara prabėgs visiškai greitai ir nėra kada dirbti, ane? Tinkiniai? Tinkiniai. Su tuo grįžimu ne tik, kad statybos reikalai ir panašiai, tave užklumpa tai, kad tu turi susidėti visą gyvenimo rutiną iš naujo. Aš, kadangi visiškai darboholikas žmogus, tai mano visas gyvenimas Airijoje pagrindė sukosi aplink darbą, aplink klientus, ištisai galvojimas, kur ką patobulinti, apie klientų problemas. O čia man nereikia galvoti nieko. Tai reiškia nieko, kas susijęs su darbu ir panašiai. Ir čia aš neturėjau jokios rutinos. Ta prasme, viskas taip atrodo sugriuvo. Gal iš tikrųjų netikslinga sakyti, kad sugriuvo, nes niekas nesugriuvo, gyvenimas tęsis ir toliau, viskas čia gerai. Bet tą rutiną, ją reikia susidėti iš naujo. Ir viskas vyksta taip keistai. Net sunku pasakyti, man atrodo, suprasti tik tai tie, kas yra grįžę. Tu viską pradedi nuo pradžių. Ir vėl, negaliu sakyti, kad viską pradedi nuo pradžių. Taigi, išvykęs, va ten tikrai pradedi viską nuo pradžių. O čia grįžti namo, bet ta rutina ir visas kažkaip užimtumas, viskas čia yra kitaip. Žmonių mentalitetas yra kitoks, žmonių požiūris yra į tam tikrus dalykus kitoks. Ir dabar yra praėję 2 mėnesiai ir man dar vis yra keista, kad žmonėm yra viskas įdomu ir kad visi viską nori žinoti. Tai viena tų tokių keistesnių dalių buvo iš kotedžo, iš namo grįžti į butą. Tiesiog su daug kaimynų, kur yra taisyklės, kur tu, nežinau, negali sirptis, kada tu nori, nes visi viską girdi. Negali ką nors, nežinau, pasitvarkyti truputėlį garsiau, nes visi viską girdi. Aišku, labai viskas priklauso nuo kaimynų, bet bute visai kitas gyvenimas, man atrodo, yra
Ir nesakau, kad tai yra kažkaip blogai, ne, tai nėra niekaip savaime blogai, man atrodo, jeigu tu esi malonus ir geras, tai tu puikiai sutarsi ir su kaimynais ir viskas čia yra ok. Aš visada stengiuosi nesileisti į kažkokias per didelės diskusijas ar panašiai, aš tiesiog draugiška, bet be didelių draugysčių. Gal skamba truputį nedraugiškai, bet tiesiog kai kurie žmonės yra čykiai ir tu tiesiog jauti, kad bendraukit maloniai, bet ten jau kavyčių kartu gerti tikrai nereikėtų. Trečias dublis. Kas dar mane stebina? Tai kainos. Kažkaip tikrai girdėdavau, kad didelės kainos ir kad sunku gyventi ir panašiai. Tai man vienintelis toksai egzistencinis klausimas yra, kaip žmonės dirbantis ir uždirbantis minimumą, kaip jūs gyvenat. Ir galbūt ir tai mane kažkada irgi palies, bet dabar tiesiog kyla klausimas, ta prasme, kaip žmonės išgyvena, nes gydytojai, odontologai, ta prasme, bet kokias paslaugos, mūsų nori dalyvauti su manim. Be kokios paslaugos yra tokios velniškai brangios. Ir pavyzdžiui, man vieną dieną tiesiog išėjus susitvarkyti reikalų, ten notaras, paskaitytoja ir keletas smulkmenų, per dieną išleidau 350. Ir aš tą dieną galvoju, kiek tu turi uždirbti, kad galėtum va taip ramiai išleisti ir kad tavęs nenuskausmintų va toksai pinigų išleidimas. Aš kalbu, ne tik apie save, bet šiaip toksai bendrai toks egzistencinis pamastymas, nes vat būna dalykų, kur tu turi išleisti, pavyzdžiui, nežinau, notaro mokesčio, tu nepasirinksi, kiek tu nori mokėti, ar už tam tikras paslaugas, tiesiog, kaip sakyti, yra kaina ir viskas. Ir va, egzistenciniai klausimai, kiek turi uždirbti, kad galėtum gyventi oriai, šitaip gal pasakyti. Aišku, labai stipriai priklauso nuo poreikių, ką tu norėsi daryti, nežinau, ar tu nori kažkokių socialinių renginių, ar tau reikia kino teatro ar panašiai, ir tu tai gali padaryti namuose, bet kai kurios kainos tikrai yra neadekvačios, bet kažkur mačiau juokelį, kad jeigu jums šita kaina atrodo didelė, gal jūs tiesiog per mažai uždirbat. Tai va, aš šitą taikau savo. Dabar tai iš vis bedarbė. Siaubas. Tai va, kokie mano expectation buvo dar? Kad bus vasara. Vasara. Ir kad aš tiesiog gulėsiu prie jūros ir deginsiuos. O dabar mes ant vienos rankos pirštų turbūt galim suskaičiuoti šiltas dienas, kadangi dabar esu Nidoj, tai mums, nežinau, Nidos dievai turbūt mūsų pagailėjo ir davė mums gerus orus. Dabar yra 4 diena ir sėdžiu čia ir tiesiog jaučiu, kaip kimba saulė į kojas. Iš tikrųjų, reikėtų man greičiau baigti kalbėti ir paryti, pakristi pajūry. Tai va, dar apie ko tikėjausi ir kaip buvo. Tikėjausi iš tikrųjų labai nemalonių žmonių, nes mane jau buvo nemažai kas nuteikia, kad tu pasiruoš tokį kovinę nuotaiką ir taip toliau, ir kad, žodžiu, turi visur už save pakovoti. Bet žinokit, nėra taip blogai, drįsčiau nesutikti. O nesutinku todėl, kad, man taip nepasitaikė. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, galbūt kaip tu pats bendrausi, tokią pačią energiją ir nuotaiką gal gausi atgal. Nežinau, nebuvo taip, kad būtų pasitaikę labai daug piktų ar labai labai stipriai nemalonių žmonių, ne. Buvo keletą situacijų, klasika. Spėkit kur. Taigi ligoninės registratūrui. Ten amžinai nepatenkintos. Tai va, tai ligoninės registratūrai buvo moterys pasikūrusios tiesiog pikčiu, bet aš kantrus žmogus, turėjau ir kantrybės, ir buvau nuotaikoj, tai aš tiesiog super ekstra maloniai bendravau su jom. Tai va čia Klaipėdos jūrininkų ligoniniai registratūrai buvo pasitaikę taip, registratorė manęs netgi, kalbam, jinai manęs paklausė klausimo ir aš jį pradedu atsakinėti. Ir jinai pakeltų toną man sako, ar jūs galit nekalbėti? Ir aš taip galvoju,
tu manęs paklausai klausimų ir tu nori, kad aš tau dabar nieko nesakyčiau? Ok, jeigu tu tik tais nori. Kas buvo iš ko tikėtasi ir realybės? Vienintelis dalykas, kas atitiko, aš velniškai norėjau surelių ir aš tiesiog juos pirkau kasdien ir visokius. Ir tik dabar jau pabiškai nustojau pirkti, realiai man reikėjo beveik 2 mėnesių, kad aš atsivalgyčiau ir išragaučiau surelius ir kad išsirinkčiau tos, kurie mano patys mėgstamiausi dabar. Tai va, čia vienas iš tų dalykų, koks buvo expectation ir kas tikrai atitiko tą expectation, tai surelių pirkimas. Man ir šiaip, negaliu sakyti, kad patinka pieno produktai. Kaip be būtų, kai tau 30, jau turi pradėti galvoti apie jų vartojimą. Tai va, kas dar? Va, dar vienas mano expectation ir realybė. Galvojau, kad čia tikrai kiekvieną dieną kelsiuos, varysiu ryte pasportuoti, tada tvarkysiu reikalus, arba ten kiekvieną dieną ryte važiuosiu su dviračiu ir tada jau ten čilinčiu, skaitysiu knygas ir ten susitiksiu su draugiam. Kai tik vyras irgi grįžo, tai tiesiog kėlėmės, nežinau, 7-8 valandą ištisai su žadintuvu, nes reikia nuvažiuoti vienam meistrui, ką nors nupirkti, ten paruošti, kitam ką nors paruošti. Reikia kur nors nuvažiuoti, pasimti kokį dokumentą, tada vėl kur nors ką nors reikia pristatyti kokį dokumentą, kurį tu pasiemi ir panašiai. Ir viskas vyksta nuo ryto pagal grafiką. Kaip tikėjausi, kad miegosiu jau ten kiek norėsiu, atsikelsiu, pravažiuosiu dviračiu ar pasportuosiu ir taip toliau. Not. Tai va, o šiaip tas gyvenimas čia tikrai negaliu sakyti, kad blogas, tiesiog turi įsivažiuoti, man atrodo, į tam tikrą ritmą. Va, pavyzdžiui, dabar Nidai, tai tiesiog įsivažiavau į visiškai chill gyvenimo ritmą, tai sėdžiu kažkur miške, klausausi paukščių ir gamtos ir šitai yra faina, jo, tai faina, kad Nida iš tikrųjų taip sulėtina tempą kažkaip ir man šitai iš tikrųjų patinka. Man reikėjo gal kokių 2 dienų, kad išmokčiau čia truputį prilėtėti taip ir neskubėti, nes čia niekur nenuskubėsi. Čia tiesiog turi susigalvoti, ką veikti ir viskas. Jokių didelių veiklų, valgyti, gulėti pajūry, praplaukti su laiveliu, jeigu nori, ar su vandens dviračiu. Tiesiog dviračiai, vaikščioti ir viskas. Absoliuti ramybėlė. Bet vis tik įsitikinom, kadangi čia esam vasarą, tai Nida mums mieliausia ne sezono metu. Kaip ir stories pasakojau, tai einant takeliu 3-4 žymus influenceriai Lietuvos gali būti sutikti visiškai lengvai. Ir man atrodo, kad kažkaip vasara čia yra influencerių ir iš kitų miestų žmonių toksai spotas. Tai kadangi aš pati iš Klaipėdos, tai Nida man netoli, ne sezono metu, man jinai labiau patinka. Jumis kalbu taip, kaip būčiau su draugė atsisėdus atsigerti kavos puodelio ir tiesiog paplirpti apie viską. Tai va, dabar taip su jumis bendrauju. Paprastai, buitekiškai, akivaizdu. Tikrai nesiruošiau kažkaip, ar ten nesipuošiau ir nesidažiau, nes į Nidą tokių dalykų net nepasiėmiau. Tai esu su Rolling Stone'ų maike, su maksimaliai laisvom kelniam, žodžiu. Visiškai absoliuti laisvė, tai kaip sakyti, prisiduodu tokia nuoga ir buitekiškai ir tikrai paprasta, nes čia nėra čia ko būti nepaprastam. Tai va, o ko galvat irgi, ko tikėtas ir kas buvo, negalvojau, kad taip pasiilgsiu Airijos ir iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi, kadangi rugpjūčio gale jau atvažiuosiu pas savo klientus, kurių labai labai pasiilgau. Ir jeigu teko matyti istoriją, tai jeigu ne, aš dariau taip, išvažiuojant,
beveik visi klientai, kažkas kažką padovanojo, kas netgi padovanojo pinigais ir sako, išleisk ir nusipirk tai, kad tu iš tikrųjų norėtum. Tai visas tas dovanas, saldainius, visokius ten dalykiukus, medų, arbatas, kava, ta prasme, viską, ką tik tais gavau, nesidalinau su niekuo. Ir tik todėl, kaip ir per storius minėjau, kad kai atsidarysiu tas pakuotės, prisiminsiu jūs. Ir aš nežinau, kodėl man taip yra, bet aš atsimenu visus savo klientus, kas ką sakė, kas ką darė, kas ką davė, vardus, pavardės, bet čia galioja tik tai klientam, nes taip paprastai įprastai sutikti žmonės kartais būna, ką nors pasakys ar padarys ir taip kažkur išgaruoja iš pasąmonės. O čia nežinau, man klientai yra atskira šeima ir atskira bendruomenė ir su nemaža dalim moterų bendrauju su kitom ir toliau ten Instagram ir Facebook'e tiesiog, grynai kaip su draugėm. Ir man tas labai svarbu iš tikrųjų buvo sukurti bendruomenę ir išsigryninti savo klientą ir labai džiaugiuosi, kad mano visi klientai labai faini ir tikrai pritraukiau tokius žmonės, turbūt kokią energiją pati atiduoda tokius ir prisitraukiau. Visi faini. Ta pati pagalvojau, ką ir jūs. Kas pakels uodegą, jeigu ne pati, ne? Tai va, eina tas kojas įsitaisyti man, kas čia dabar darosi? Atrodo įsitaisiau. Čia šiaip fainiai, radau tokią rastų krūvelę ir čia taip patogu ir ramu. Patogu ir ramu čia labai. Ir labai patogiai buvo kamerą pasidėti. Tai va, labai laukiu atvažiuoti pas klientus. O, koks jų drugelis, nežinau, ar matėt. Labai laukiu atvažiuoti pas klientus, labai pasilgau, iš tikrųjų pasilgau labai papliurpti ir paklausyti istoriją ir žinoti, kaip jiems sekasi. Tai va, mano expectation buvo, kad aš visiškai negalvosiu apie Airiją, bet realybė tokia, kad pasilgau žmonių, pasilgau to bendravimo, nes įsivaizduojat, aš turėdavau tikrai galybę klientų ir kasdien būdavo daug žmonių, visokių įdomių istorijų, juokelių, nežinau. Kiti papasakodavo savo šeimos reikalus ir iš tikrųjų fainai paklausyti ir tas savotiškai kažkaip žavinga. O dabar aš nebeturiu jokių rimtų istorijų, jokių man niekas nieko nebepapasakoja, tik draugės, tai aš dabar jaučiuosi taip visiškai palikta be istorijų. Toks tas mano gyvenimas, tokie expectation esminiai štrichai ir realybė kokia buvo. Šiaip tai negaliu skųstis, faina. Ir buvo, kas iš jūsų klausė, kad sako, Kristina, kaip tu jautiesi sugrįžus ir panašiai. Aš visiems sakiau, paklauskit manęs rudenį, nes aš rudenį jums galėsiu pasakyti, tas laikas greitai eina, vasara vis tiek yra smagiau, kažką veiki, darai, judi, reikalai, net nelabai pajauti, kai tas laikas praeina. O rudeniop dažniausiai vis tiek toksai jau sėslesnis gyvenimas prasideda ir tada galima daugiau ir papasakoti. Bet dabar mano esminis toksai, gal ko dabar labiausiai laukiu, atvažiuoti į Airiją, susitikti savo klientais. Kas tada? Rugsėjis. Rugsėjį dar kartelį tapsiu krikšto mama. Tai va, tas labai fainai, labai laukiu mažylę šventės. Tada rugsėjį nusimato kelionę, kas tikrai garantuos saulę ir šilumą. Tai labai laukiu. Gal toksai, ko tikėtasi ir kas buvo realiai, tikėjausi, kad jau čia grįšiu, valgysiu, nežinau, pizzas, ko Airijoje man pritrūko. Skonis draugų neturi, bet čia mano asmeninė nuomonė. Kad valgysiu pizzas, visokias tam bulkas ir, žodžiu, viską valgysiu. Ir tada prisimeni, Kristina, tau 30. Tu negali valgyti, ką tu nori ir kiek tu nori. Tu turi galvot, ką tu darai. Tai, blemba. Valgiau, negaliu sakyti, kad nevalgiau. Paragavau, bet ne tiek, kiek vidinė Kristina būtų norėjus. Tai dabar norėčiau kokią 10 kilų numesti, ne?
ane? Amžina moters problema. Norėti numesti kilogramų, valgyti ir numesti kilogramų. Tiesiog, kad būtų taip paprasta. Žiūriu, ar nepasilgo vyras, nes jis kažkur vaikštinėja be manęs. Šiaip žinokit, čia tokia faina vieta, kad aš tikrųjų net niekur eiti nenoriu. Ir čia turbūt vienas pirmųjų mano video, bet ne, Instagram'e tai tikrai niekada nėra jokių nei ten filtriukų, nei spec make-up ar panašiai. Bet va tokio atviro, kaip prie kavos puodelio video, man atrodo, dar niekada nesudaręs. Ir tokio ilgo tiesiog pasėdėti ir papliurpti. Ir šiaip parašykit komentaruose, galbūt kažkas irgi žiūrit, kad esat grįžę ir kaip jautėtės tuos pirmus mėnesius, kas buvo sunkiausia ir gal kas buvo lengviausia, ko tikėjotės ir galbūt kažkas visai kitai buvo taip kaip aš, kai tikėjausi, kad ten nieko neveiksiu ir panašiai ir čilinčiu ir sportuosiu ir žodžiu gyvensiu tokį gyvenimėlį jau taip kaip aš noriu ir tada supranti, tu esi suaugęs žmogus, tu turi susitvarkyti savo reikalus, nes už tave niekas daugiau nesutvarkys. Tai va, tokios mano istorijos. O kas galbūt labiausiai, negaliu sakyti, kad taip sugraudino, bet širdį tikrai paglostė, kad kai aš išvažiavau, negaliu sakyti, kad daug žmonių, bet kokie 3-4 žmonės, daugiau nebus, 3-4 žmonės, parašė, kad Kristina, mes labai ilgai galvojam, grįžti ar negrįžti, bet tu mus įkvėpiai, paskatinai nebijoti ir panašiai, tik tuo, kadangi dalinausi tiesiog Instagramo stories ir kai tu pamatai tokias žinutės, aš jas visas nusiskrinčiotinau ir galvoju, blemba, atrodo nieko kažko specialiai nedarai, nežinau, nepatikė kažkokios informacijos, jau taip, kad o Dieve, kaip čia viskas nerealu. Tiesiog buitekiškai pasidalini ir žmonės sako, kad tu įkvepi, paskatini ir nebeatrodo viskas taip baisu, kaip galvoju. Ir galvoju, blemba, kaip fainiai vis tiek kažkaip taip. O viena moteris gerai parašė, kad su vyru 3 ar 4 metus paskutinius jau vis galvojo grįžti ar negrįžti. Ir sako, kai pamačiau, kad tu iš tikrųjų nusprendei išvažiuoti, sako, galvoju, tu turi, sėkmingą, negali sakyti verslą, bet jinai rašė verslą, kad tu turi sėkmingą verslą, turi stabilias pajamas, turi daug klientų ir taip toliau. Ir sako, ir tu drįsti išvažiuoti. Ir aš tokiais momentais kartais susimastau, kad čia iš šono gali atrodyti labai didelis žingsnis, bet tada pagalvoji, kada jeigu ne dabar, ne? Aš visada sakau, kad rytojus yra niekam nepažadėtas ir pati to vadovaujusi ir tuo labai tikiu, tai tikrai, kada jeigu ne dabar. Gali būti, kad rytojus nebus, niekas nežinom. Galbūt, nežinau, rytojus užšlubuos sveikata ar tiesiog atsitiks taip, kad tu negalėsi grįžti. Ir kas liūdniausia dažnai būna ir yra tekę žinoti tokių žmonių, kada planuoja, jau pasistatysim namą, jau tikrai, jau ten įsirengsim namą, jau ten po metų tikrai grįšim, jau ten, nežinau, susitvarkysim kiemą, tikrai grįšim, jau kai susireguliuosim darbus, jau tikrai grįšim ir tada miršta patys artimiausi žmonės ar kažkokios atsiranda milžiniškos problemos ir arba tu nebeturi pas ką grįžti, arba tu grįžti tik tam, kad galėtum slaugyti savo artimiausius žmonės tiesiog dėl pagalbos ir tavo gyvenimas apsiverčia visiškai aukštyn kojom. Man vis tik atrodo, kad netektis apverčia labai daug dalykų gyvenime ir arba tu grįžti tol, kol tu turi pas ką grįžti. O jeigu tu nebeturi pas ką grįžti, tai man atrodo, jau gali tada pasilikti išvažiavęs ir taip toliau, nes namai, jie tik tais techniškai belieka tavo namai ten, kur širdis ar ne, gimtinės ir giminaičiai, nežinau,
asocijuojasi, ne, kad čia yra namai, bet kai tu nebetenki, nežinau, tėvų, brolių, seserų, pačių artimiausių, koks tu skirtumas, kur tau bebūti, ane? Jeigu esat grįžę, būkit geri, parašykit, kokių expectation turėjot jūs ir kaip buvo iš tikrųjų, o jeigu esat planuojantis grįžti, gal turit kokį nors klausimų? Žiauriai faina būtų susikurti savo tokią mini YouTube bendruomenę ar Instagramo bendruomenę, kur žmonės drąsiai galėtų klausti, rašyti ir tiesiog pasileisti plaukus ir nesijausti kvailai, nes aš visada sakau, kad nėra kvailų klausimų. Tai va, jauskitės drąsiai ir lauksiu jūsų komentarų. Žiauriai įdomu. Man tai patinka, žinokit, čia toks dabar visiškai ne į temą, bet aš esu iš tų žmonių, kur man tai patinka paklausyti kitų istorijų, kur pavyzdžiui, kas kur keliavo, kas ką matė, kaip kažkam sekėsi grįžti, kokios buvo patirtis, arba, pavyzdžiui, aš esu iš tų, kur jeigu mūsų draugai keliavo, ar kažką darė, ar pavyzdžiui, vestuvės, kuriuose, nežinau, nedalyvavai, ar kažkokią šventę, aš visada tokia, parodyk nuotraukas, kur buvot, ką matėt, ką valgėt skaniai, tai va todėl, būkit geri, parašykit, labai įdomu išgirsti. O dabar einu ieškoti savo vyro, kur jis leidžia gerai laiką be manęs.